Matai? Viskas, nei stoties, nei restorano, nei krautuvės, nieko nebeliko. Atskirs pasaulis. Jo, vat apie ką kalba. Tu ateisi Judita, viską Kokie papasakos. gabalai, Laurė. Jo, čia yra gintarmedžio miškas ir upė. Yra 3 žodžiai ir iš 3 žodžių reikėjo mums sukurti koncepciją. Kaip parodyti tą gintaro muziejų? Gintarmedžio miškas pagimdė gintarą. Mums jį iškosėjo, išverkė pušis. Ir upė atnešė gintarą pas mumis. Įsivaizduoji, 3 žodžiai. Jau sukūrėm koncepciją, matai, per visą patalpą. Čia anksčiau buvo vokiečių jaunimo namai. Čia vokiečių jaunimas gyvendavo, jaunuoliai, čia būdavo šokių salė, kino salė, restoranas, žinai, viskas va čia būdavo. Ir tada jie viršui miegodavo. O 6 miegamieji kambariai viršui. Tai mes viską apjungėm. Čia viskas originalu, niekas nepadaryta yra. Viskas kaip buvo prieš 100 metų, taip yra žekolonas, lubas, viskas prieš 100 metų. Viskas kaip ir buvo. Tai va, matai, pažiūrėk. Dabar bus gintarmedžio miškas, tai va čia reikia žiūrėti šitą. Paskui pirmą stotelį, tai va turėsite ateiti čia. Į pirmą stotelį. Filmuoti galiu? Jo, čia daryti ką reikia. Prašau, Judita, gali pradėti, mes pasiruošę. Tai čia dabar ateiti. O paskui tu man duosi. Matysit šitos ekranas. Filmuokit, fotografuokit, ką norit tą daryti. Čia taip arčiau tarp tų žmonių prieikit. Nežinau, jeigu reikėtų kėdutės, už medžio visada yra kėdžių padėta. Galima pasiimti ir pasinešioti, nes pristatymas nebus vienoje vietoje, jūs nuolat seksite pasakoto ekranuose, bet jeigu kažkam yra sunkiau stovėti 35 minutes, visada galima pasiėmus kėdutę, prisėsti ir kai reikia pereiti tada į kitą stotelę. Taip, tai dar kartą laba diena visiems. Labą dieną. Sveiki atvykę į Virginijos ir Kazimiero Mizgirių gintaro muziejų, kuris buvo atidarytas visai neseniai, tik tai prieš 5 metus. Eksponatai, kuriuos jūs matysite muziejuje, jie buvo renkami ilgiau nei 30 metų ir juos simboliškai pristatys patys muziejaus įkūrėjai, tik tai virtualiai. Pasakojimas netrukus prasidės šiuose ekranuose, čia jūs matysite gintaro miško dokumentinę rekonstrukciją. Kaip pradėjo formuotis gintaras, kokia flora, fauna tuo metu egzistavo. Vėliau, kai pasakojimas persikels į panoraminius ekranus, jūs seksite pasakoto ekranuose. Kas kartą ekranai pritemps, apsišvies eksponatai ir jūs jau matydami eksponatus suprasite, kaip jie susiformavo. Sužinoję mokslinę versiją, kaip susiformavo gintaras, jūs dar matysite legendą apie Jūratę, Kastytį ir sudaužytą gintarinę pilį. Patys galėsite pasirinkti, kuri versija labiau įtikino. Pabaigai vidinėme lanke matysite, kaip susiformavo Kuršių nerija, toks poetinis pasakojimas paremtas realiais faktais. Pasibaigus ekskursijai visame muziejuje įsidegs šviesos, tada jau per pojūčius liečiant, uostant, klausantis galėsite dar geriau pažinti gintarą. Prie pasaulio žemėlapio bus galima pamatyti, kaip atrodo gintarai randami kitose pasaulio šalyse. Mūsų muziejuje taip pat eksponuojamas ir Perkūno akmuo, tai yra beveik 4 kg gintaro grynuolis. Jisai yra didesnis už Palangoje eksponuojamą saulės akmenį. Saulės akmuo sveria 3 kg, 524 gramus, Perkūno akmuo yra beveik 4 kg gintaro grynuolis. O tokio dydžio gintarai iš jūros ištraukiami labai retai, gal tik tai kartą per 500 ar 600 metų. Didžiausias Baltijos gintaras yra eksponuojamas Vokietijoje, sveria beveik 10 kg. 9 kg 750 g. Tai linkiu gerų įspūdžių. Gintarmedžių miškas. Giedras, saulėtas rytas. Oro temperatūra 38 laipsniai Celsijaus. Oro drėgnumas 80%. Deguonies koncentracija ore 35%. Tai įprastas, nieko neypatingas rytas subtropiko miške prieš 60 milijonų metų. Gintarmedžiai, pušys,
Pinus subcinifera trykšte trykšta sakais. Tai nėra įprasta. Taip jos ginasi nuo ligų, purvėjimo, žaizdų, nepalankaus klimato. Joms skauda ir jos verkia. Po keleto milijonų metų šie didžiuliai 80 metrų aukščio medžiai išnyks. Jie save išverks. Tačiau tai, kas vieną gydo ir gina, kitą. Va, šįryt šis skruzdėlė žus. Jai tiesiog nepasisekė. Nors gal kaip tik pasisekė. Visa, kas čia gyva, mirs. Visi gyvūnai, augalai. Ilgamžiai medžiai supus arba virs akmens anglimi, kol ir tas sudūrės. Iš šio miško neliks net reljefų. Jį nušluos ledynai. Neliks beveik pusės deguonies. Neliks absoliučiai nieko. Ne, liks šita skruzdėlė savo permatomame amžiname sarkofage. Milijardai tokių pušų ašarų, atrodytų, kas gali būti netvaresnio, virto amžinų gintarų. Ir senosiomis upėmis išplaukė svetur. Gintarmedžių miškai išnyko be pėdsako. Jei ne gintaras, niekad nesužinotume, kad tokie kažkada egzistavo. Visai šalia. Dabar šias vietas vadiname Skandinavija, Baltija. Visas pagrindinis Baltijos gintaro lobis, galima sakyti, yra po mano kojomis. 50 kilometrų spindulio. Šioms kopoms jau 6000 metų. Jos yra vienas jauniausių žemės lopinėlių Lietuvoje. Po šiomis kopomis ir jūroje yra paslėptas nepaprastas lobis. Jis yra senesnis ir už mus, už kopas ir net už šitą jūrą. Tas lobis yra gintaras. Šią kolekciją rinkome visą gyvenimą. Jie apkeliavo daugelį pasaulio šalių ir vėl sugrįžo ten, kur viskas prasidėjo – gintaro ir mūsų kelias. Kadangi dabar pasakojimas persikels į panoraminius ekranus, tai kas sėdi tiesiog galite apsisukti, kad matyti tuos ekranus. Now come please to this side, because the presentation will be on the first two screens. Don't go too far, you can stay here, you can see. Ko verkė pušis? Turbūt niekada ir nesužinosime, kodėl prieš 50 milijonų metų verkė 80-metrinės milžinės. Pušis Pinus subcinifera. Dėl karščio, kenkėjų, žaizdų
tikrai ne iš džiaugsmo jos plūdo sakais. Taip jos gydėsi ir gynėsi. Visai kaip žmonės. Vienos skausmą laikė giliai savyje, kitos kaip tikros ekstravertės tryško skaidriom geltonom ašarom, kurių vertėjo pasisaugoti visiems, tiems mažiesiems. Skausmas kaupėsi visur – kūne, širdyje, po odą, kol prasiverždavo, prasprogdavo, ištrykšdavo, kamienu tekėdamas žemyn, lipniu daugelįpių laku, apvilkdamas liemenį, lašėdamas nuo šakų, lašas po lašo, sluoksnis po sluoksniu, tapdavo daugiasluoksniais varvekliais, varvekliais varvekliuose, arba lašais lašuose, kapsinčiais ir pliupsinčiais į žemę arba vandenį. Tų milžinių pušų nebeliko, bet liko jų ašaros, sakai, kurie jas gydė ir gynė. Dabar tie sakai tapę gintaru, gydo ir gina mane. Ir laikas. Du didžiausi alchemikai milijonus metų trukusio alchemijos eksperimento metu iš paprastų medžio sakų sukūrė nepaprastą elementą. Jie kaitino ir vėsino sakus, svidino jo saulės ir mėnulio šviesos, skandino vandenį, slėgė po žeme, gludino smiltinis, oksidavo, polimerizavo, hidratavo, dehidratavo, pjudė mikroorganizmais, maišė su žemėmis, vandeniu, oru, ugnim, augalais, net gyvūnais. Gintaras tonuotas 300 atspalvių. Daug? Neįtikėtinai. Jis skaidrus ir drumstas. Pusiau skaidrus, pusiau drumstas. Vienspalvės, dvispalvės, daugiaspalvės, raštuotas, lyg kaulas, lyg putos, lyg cukrus. Išvardinsiu visas priemonės, kaip to pasiekti. Aš nejuokauju, visas. Jų ne šimtai ir ne dešimtis, jų vos keletas. Pasirodo, šedevrui pakanka kelių. Taip, į geltonus, skaidrius, it jaunas medus, gintarmedžio sakus įklimpia priemaišos. Terpeninių dujų burbulėliai. Kuo jų daugiau, to gintaras drumstesnis, baltesnis, lengvesnis. Nuo medienos likučių sakuose gintaras gali tapti pilku ar net juodu. Nuo augalų chlorofilo pažaliuoti. Nuo deguonies, saulės kaitros, liepsnų parausti. O mineralas piritas gali nuspalvinti gintarą mėlynai. Bet kokiu atveju išėjo tai, ko niekam nepavyko pakartoti. Gintaras ir stebuklingas, ir unikalus, ir amžinas.
Neapdirbtas. Tai gal viduj mažutas. Yra laiko kapsulė iš priešistorinių laikų. Mano rankoje informacijos laikmena. Terabaitai duomenų apie neegzistuojantį pasaulį. Apie jo fauną, florą, klimatą, net vandenį. Ir žiedadulkė, ir žiogas, ir skruzdėlė. Amžinai kalinti gintare. Pasakoja savo ir dingusio pasaulio istoriją. Kraupus grožį. Inkliuzai visada yra gyvenimo ir mirties teatras. Pirmosios tragedijos įamžintos ne antikos teatre, o gintare. Pirmieji trileriai su smurto scenomis. Pirmieji ir paskutinieji vabzdžių įsimylėjėlių tango. Pirmosios erotinės scenos, netgi gimimo akimirkos. Visi jie ilsisi čia, sarkofaguose, kurių pavydėtų net faraonai. Net 3500 gyvūnų rūšių gali padėkoti gintarui už amžinybę. Uodai, vorai, musės, blusos, žiogai. Yra vienas kitas driežas. Tiesa, stambesniai gyvūnai grėsmės tapti inkliuzais nejautė. Jie nesunkiai išsivaduodavo iš lipnių spąstų. Paukščiai ir žinduoliai išsisukdavo. Gintarui paaukoja tik plunksnų, plaukų ar šerių. Augalai gintare labai reti. Jiems į sakus pakliūti reikėjo gero vėjo. Iš visų gintariniuose sarkofaguose įamžintų rūšių trečdalis niekiek nepakitę per 50 milijonų metų. Skraido savo arba ropoja tropikuose ir šiandieną, tartum išbaigti dievo tvariniai, nematantis reikalo bent kiek patobulėti. Kas sekundę besikeičiančiame pasaulyje yra ir amžinų dalykų. Pasirodo, tai uodai ir musės. Mūsų muziejuje yra vienintelis senai išnykusios rūšies voras, mano vardinis, nes pavadintas savininko vardu Sosibijus Vizgirysi. Aš lauko geriau. Jie neką, tik tais gazdina. Naminis išplėtimuoja. Kalbos dėsnis. Graikai pavadino gintarą elektron. Pastebėjo, kad gintaras traukia smulkius daiktus. Tačiau gintaro trauka daug stipresnė, o jo magnetizmas kodėl visuotinis. Net pajūryje rasti, kad ir mažą gintarėlį. Didelį laimė. Tiesa? Mūsų protėviai nekasė aukso ir deimantų. Jų čia nebuvo. Tikėdami ant gamtišką gintaro galia nešti laimę, saugoti, ginti, rinko jį nuo kranto. Graibštai žvejoja įsibridę į audringas bangas ir iš valčių. Gintarą atradus pasauliui, jo skubiai prireikė visiems. Graikijos, Romos, Egipto valdovams, gražuolėms, gladiatoriams, papuošalams,
grožio reikmenims, gydymui, smilkalams, net mumijų gamybai. Taip gintaro kelias sujungia Aisčius, Baltiją ir platųjį pasaulį. Gintaras tapo vertinga preke. Ta supratusios valdžios, kaip kad kryžiuočiai, griežčiausiai kontroliavo gavybą ir bausdavo mirtimi nukankinant. Įsivaizduok, vien už tai, kad tiesiog vaikštinėjai pajūriu. Gintaras nešė turtus. Prieš 200 metų 2 Prūsijos verslininkai, fortūnos numylėtiniai, Štatinas ir Bekeris, gilindami forvaterį Kuršių marių dugne, užčiapė stambę gintaro gyslą. Prasidėjo gintaro karštinė. Juodkrantė tapo naujoji Klondaiku. 30 metų, 1000 darbininkų, 3 pamainomis. Čia kasmet išplaudavo iki 80 tonų gintaro. Veikė 20 garinių žemsėmių, 7 garlaiviai. Gintarą iš dugno rinko net narai. Tiems laikams technikos stebuklas. Vėliau Štatinas ir Bekeris, milijonieriai, savo sėkmę net pranoko. Sembos pusiasalį visai čia pat, mėlynojoje žemėje, tarp kriauklių, reiklių dantų ir jūrinio ežių, tartum viename puode, vienoje skrynioje, už 100 metrų gylyje aptiko didžiausią visų laikų Baltijos gintaro lobį. Dar ir dabar ten, atvirose karjeruose, vis neišsenkantį gintarą kasa rusų ekskavatoriai. Marių dugne. Toje pačioje vietoje, ties Juodkrante. Tuo pačiu metu, 19 amžiuje, vėl nuskambėjo tie patys Štatin ir Beker, gintaro magnatai. Radę neįkainojamą lobį. Ar gali būti didesnis lobis už 2 milijonus kilogramų jų iškastų gintarų? Taip, meno lobis. Siurbiant gintarą iš gyslos ties Juodkrante, darbininkai ėmė rasti gintarinių dirbinių. Karoliai, skulptūrėlės, sagos marių vidury. Radiniai metų metus, nesusimąsčius pardavinėti, dalinti pusvelčiui. Bet kam? Geologijos ekspertas, profesorius Richardas Klepsas apstulbo. Tai neįkainojami ir unikalūs artefaktai. Vienintelis toks akmens amžiaus gintaro meno lobis pasaulyje. Per 20 metų atrasti 434 skirtingų laikotarpio artefaktai. Seniausiams apie 6000 metų. Pasaulį garsėja kaip Juodkrantės lobis arba Klepso kolekcija. Tai pirmieji plastinio meno kūriniai rasti Lietuvoje. Kaip jie atsidūrė marių vidury. Tikėtina, tai aukos dievams. Gintaras. Nuo žodžio ginti. Kalbininkai kitos nuomonės. Tačiau toks sutapimas stulbinančiai gražus. Akivaizdu, mūsų protėviai jau akmens amžiuje tikėjo antgamtinę gintaro gyvybinę galią. Jie kūrė totemus.
Mūsų poema apie gintarą baigta. Baigta žodžiu dievai. Aukščiausiaja nata. Nors yra aukštesnė. Meilė. Be meilės Dievas nebūtų sukūręs pasaulio. Kūryba be meilės neįmanoma. Meilė kurti, meilė gintarui ir meilė savo kraštui. Visą tai sudėję gavome viso gyvenimo misiją. Gintaras savo esme labai panašus į poeziją. Mums tai ir tikslas, ir priemonė. Atverti, liudyti, kleisti gintaro, savo krašto, pasaulio grožį. Kiekvienas lietuvis žino legendą apie gintaro atsiradimą. Tai viena garsiausių ir mėgstamiausių meilės istorijų, kurioje jūrų deivės Jūratės ir turtingojo žvejo Kastyčio meilę surengė Lietuvos dievas Perkūnas. Neringos gimimas tartum atkartoja dangaus kūnų gimimą iš kosminių dulkių. Dulkė prie dulkės, smiltis prie smilties. Jūra išmeta smiltis ant kranto, kurio nėra, nes tos smiltys ir yra krantas. Taip jauniausiai pasaulio jūrai gimė jauniausia Europos žemė. Dar ne žemė, smilčių sauja. Sala. Salynas. Smėlio dykuma. Žemė taps po 1000 metų. Bangoms arba vėjui pasėjus pirmąją stoklę, austėją, smiltnendrę, rugiaveidę. Pirmąją asketišką gyvybę. Dar po 1000 metų
nežinomi vėjai, nežinomos rovės čia atgir žmogų. Jo kirviai, mažojo ledynmečio talkininkai, pažadins snaudžiančias kopas, įsiutins įsiubuos besilsintį smėlį. Ir jiedu išguis žmogų iš namų, palaidos pievas, iškirstus miškus, 10 kaimų. Paminklais paliks iš žemės kyšančius bažnyčių kryžius. Tačiau amžius kentė vėjo ir smėlio savivalę, žmonės nepuolė atgal į žemynų glėbį. Jie smintnendrė po smintnendrės, pušis po pušies, galiausiai aprengė neriją vėl žaliu rūbu, užfiksuodami trapes lygiąsias. Tačiau laikas, lėtinis tvanas pabaigs visas istorijas. Kas liks, kai nieko neliks? Gamtos ir žmogaus sukurtas grožis, įspaustas kosmoso knygose. Vau, duok man pačiupyti. Tokį gabalą rankose čiupinu. Kaip čia parodyti natūraliau? Eik tu savo. Palauk, va tai parodysiu. Tai gali, o kas ištraukti eina? Žiek neina ištraukti. Ne, neina jau. O čia irgi paliesti gali. Paliesti gali. Skydomasis. Tai kokie ir visi va skirtingi. Nėra vienodų. Aha, Tas maždaug. kokie gražūs, nu. O, palauk, čia dar išvažiuoja, pažiūrėk. Aš mačiau važiuoti dar. Čia fain. Čia įvažiuoji, kas čia matosi, kaip jis įvažiuoji. Ai, čia jūros banga. Palauk, čia mačiau labai. O, čia kažkas. Čia kaip gražiai.
Čia neaugiai gintaras toks didelis. Čia iš kur atrašta? Kaip čiukšlės. Nu, neim patraumuoti. Čia patys didžiausiai. Kaip viską pasiruošti, apsižiūrėję, aš jūsų grupę pakviesiu iki galerijos. Gerai? Kaip pasakykit. Kaip malonu mus. Nu, mus atskirai, kaip faina. Gerai turėti tokius draugus, ane? Kaip faina, nu. Palauk, dar nebaigiau. Nu, taigi pirmą tamsų buvo. Tai pažiūrėk, kokie gabalai. Kaip atrodo visas muziejus. Smagu turėti tokių draugų. Nu ir ką? Aš galvoju, kad čia kur bet, tai man skambėtų. Kur dabar sakė palydės? Galerija. Į galeriją. Gerai, einam. To jos turi. Pažiūrėk. Čia gintaro kambarys. Taigi sveiki atvykę į galerinę muziejaus dalį. Šiek tiek papasakos istorijos apie ją. Pradžia yra, prasidėjo viskas prieš 30-35 metus. Kavinė kasdienės giliai, kurie menininkų namus čia Nidoje. Ir taip rengdavo tokius konkursus ir kviesdavo menininkus dirbti su gintaru. Metai iš metų rengdavo simpoziumus, parodas. Na ir šitą kolekciją susiklostė, taip susidėliojo. Šitoje salės pusėje menininkai eksponuoja menininkai, kurie yra iš senosios kartos. Šitoje salės pusėje jau eksponuojami jaunesniosios kartos menininkai. Visi jie prisidėjo, buvo tose menininkus namuose, rezervavo, dirbo šimtą dalyvavo savo skiriais. Tai labai smagu ir šiltai juos matyti čia. O šiaip tarp tų dviejų kartų matosi šiek tiek ir skirtumų. Jaunesnioji karta labiau gintarą dirbo su konceptualiai, įjungia į patį darbą idėjinę dvasią. Artimieji vyras tematikas, pats menininkas įsivaizduojamas, bet tačiau iškelia konceptualiau ir visiškai asmeninį. Tai labai smagu pamatyti, kaip žmonės gali būti materiją ir meninę. Taip pat galime pasižiūrėti, po to jau Kazimieras buvo pasikviesti, kada bus paruošęs viską. Ačiū jums, ačiū, kad papasakojai. Labai stebuklas. Turi puikių darbų. Čia mano pažiūrėti planelė. Kaip gražiai. Čia va, žiūrėk, akmuo kiaušinis. Čia gintarai. Kuklai kaip kuklai. Čia va jau. Čia va parširdis. Aha.
Nu ir kaip? Labai smagu. Ar paliko kokį įspūdį? Labai faina, labai Va, matai? liuks. Ar nesigailit, kad atvažiavo tokį kelią? Visą laiką filmavau. Va, Stebuklas tiesiog. tai malonu, smagu, kad patiko. Tai va čia yra Virginijos galerija. Jis surinko tos visus meno kūrinius per labai daug metų, per 40 metų. Po vieną menininkai, žinote, nepadaro 10 darbų. Vieną. Čia pasaulyje po vieną darbą, kito nerasit niekur. Nei Italijoje, nei Amerikoje, niekur nerasit. Čia yra įvairių japonų, prancūzų, italų, suomių, amerikonų, lietuvių, lenkų, menininkų. Dar čia menininkai, nes taip, jie baigė institutus, akademijas, tai yra jų idėjos čia. O čia mes buvom Verukijo, toks muziejus yra Šiaurės Italijoje. Ir pamatėm kolekciją Baltijos gintaras ir auksas. Abudu apšalom su Virginija, sako, mums būtinai reikia turėti tokią kolekciją. Gintaras ir auksas. Mes nebuvom turėję. Tai paprašėm Sigitas Virpilaitis, toks kietas labai jau Lietuvoje krūčiausias juvelyras. Padarė šitą kolekciją per 3 metus. Čia Anglijos karalienė, kai buvo dar gyva, nebūtų gėda tokį nešiot papuošalą. Čiagi viskas ne plastelinas, iš gintaro viskas išraižė, tu įsivaizduoji. Labai daug. Žiūrėk, medūzos kokios, pažiūrėk, kaip šitie, kiek darbo čia yra, kai jūs įsivaizduojate. Labai daug darbo, ir kruopštumo kokio yra. Taip. Čia ne taip sobėlė iškapoti iš gintaro, iš vieno gabaliuko. Neklijuota čia, nesuklijuota. Čia nebėlė kaip, kad padarėjo, čia labai kruopščiai. Labai kruopščiai padaryta. Nu, jis, sakiau, kiečiausias, bankininkai pas jį užsako, žinai, biznis. Vyrai didžiausi pas jį užsako papuošalus žmonoms. Jo, čia yra kiečiausias juvelyras. Tai jau matos palei darbus. O, matai. Čia yra iš Losės meno akademijos profesoriaus, daktaro Andžiai Boskoks yra. Tai mes su juo 20 metų bendraujam, per 20 metų surinkom po vieną darbelį, į metus vieną, kartais į 2 metus vieną. Ir taip buvo pamažu ta kolekcija. Čia yra Žilvino Bautrėno, jisai gyvena Niujorke, tai čia jo kolekcija yra. Irgi po vieną darbelį, žinai, išprašaitinais, užmoki pinigus, kad tik tai gautum. Ne taip, kad paėmė nusipirkai, aha, norėtų. Kad tai paprasta būtų. Ne, taip nėra. O čia yra Ąžuolas Vaitukavičius, toksai buvo architektas. Ir jisai, supranti, 50 metų būdam susirgo ir pasimirė. Ir mes turėjom jo kolekciją, tu įsivaizduoji, nuo jo prasidėjo, kad reikia žmogui gyveno, dirbo, meno kūrinius darė, jis staiga pasimirė. Kur tie dalykai? Tai paėmėm mes jam vitriną visą. 2 vitrinas visas atminimų. Ir kada darbai yra žmogus nemiršta, labai jau pasienčia. O šitą darbą, o šitą angelą, o pavogė iš parodos. Buvo parodoje Vilnius, kyboje taip po gražiai ant sienos. Vagys nužiūrėjo, kai nieko nėra, nuvedė, nunešė į antikvariatą ir pardavė. O mes tada per televiziją paskelbėm, kad gal paroda apvogta, kad dinga angelą, žinai, visi išsižioja, klausosi. Ant rytojaus antikvariatas savininkas skambina, sako, pas manęs jūsų angelas. Įsivaizduoja, pardavė antikvariatą. Ir sugrįžo vėl tas angelas. Įsivaizduoja, kokia istorija. Už kiek pardavė? Aš 100 šitų nedolerių lito, ko praktika litrą. Einam dabar. Ir vis tiek sugrįžo. Gintaro kambarys yra pradingęs, žinote, ne? Nėra gintaro kambario. Buvo karaliaučio eksponuojamas, kai pradėjo rusai pulti, anglai bombarduoti, supakavo vokiečiai ir išvežė iš karaliaučio, nežinoma kryptim. Po šiai dienai gintaro kambarys nėra surastas. Bet jūs galite atrasti gintaro kambarį čia. Einam, aš jūs nuvesiu vieną vietą, kur galėsit patys atrasti. Tai va, gintaro kambarys. Va. Palaukit mane. Va, gintaro kambarys, žiūrėk. Nu ir dabar pabandykit atrasti. Ateinat į gintaro kambarį, o čia pilka, tuščia, nieko nėra. Pažiūrėk, nieko nėra. Ką tu čia randi? Jokia čia gintaro nėra. Biškį ant grindų pabarstytavo ir viskas. Matai. Kaip kvepia skaniai. Aha. Dabar jūs kažką padarysit.
Tai yra čia gintarą matau, čia visur gintaras. Labai žiūrėk čia. Eik tu savo, pažiūrėk šitas koksai jauti. Taip, Pažiūrėkit. Čia visur. Vau. Mitais ir legendomis apipintas, Vau, gintaro kambarys pažiūrėk. iki mūsų dienų išliko viena didžiausių 20-ojo amžiaus paslapčių. Prieikite prie vitrinos ir pažvelkite pro metais įplaukusį stiklą, kuris slepia istoriją. Ar pamenate, kokia Šitie kokie fainos. Prūsijos princo Friedricho Vilhelmo dar 18 amžiaus pradžioje dovanotas Rusijos valdovui Petrui I. Gintaro kambarys buvo paverstas prašmatnia pokylių sale. Antrojo pasaulinio karo Čia atidaryti neina kažkaip. neramūnus. Prabangusis kambarys išvežtas į Karaliaučių, dar kurį laiką eksponuotas, vėliau supakuotas į dėžes ir dingęs nežinoma kryptimi. Istorijos puslapiai kalba, kad laivas, kuriuo buvo gabenamas gintaro kambario lobis, nuskandintas. Kituose šaltiniuose minima, kad gintaro kambarys buvo paslėptas Karaliaučiaus požemiuose. Vėlesnės gintaro kambario paieškos, kurios beje vyko ir visai šalia, Reiloje, nemažiau mįslingos, tačiau nesėkmingos. Ar tikrai? Apsidairę aplink matote, kiek lobio vertų darbų galima sukurti iš gintaro. Gimė profesionalių liaudies meistrų rankose. Visi šiame kambaryje esantys dirbiniai byloja ne tik apie amato subtilybes, bet ir universalią gintaro prigimtį. Gintaras anaiptol nėra vien dailus mineralas. Jis jautrus, kartais kiek sentimentalus, o kartais ir užsispyręs. Nemanykite, nėra labai paprasta pagaminti titimus, pačiai milžinų neringai tinkamus puoštis karolius. Čia būtinas ir kruopštumas, ir didelė meistro kantrybė, o svarbiausia – daugybė tvirto, kokybiško gintaro. Pažvelkite į grakščias gintarines laivų buris, tarytum be pastangos, rodžiančias savo statišką būtį. Pastanga dar ir kokia buvo. Teismos, įgudusio amatininko pirštai įpūtė amžiną vėją šių gyvelio sparnams. Nu, matot, kas čia darosi su gintaro kambariu? Paėmėt ir atradot, ne iš šio, ne iš to. Va taip va. Va taip va. Matot, kur pakliuvo, į kokį pasakų pasaulį, ne? Ką? Tikrai. Į Pasakų pasaulį, į gintaro pasakų pasaulį, gintaro. Į gintaro pasakų pasaulį pakliuvo. Kiek čia darbo įdėta. Nu, žinokite, 5 metai. Meilės, 5 meno. metai darbo, labai gerai, kad įvertinu, sakot, kiek 5 metai. Čia mes kūrėm 5 metus tą muziejų. Čia labai daug darbo pastangų įdėta, tai labai Čia labiausiai meilės įdėta daug. visko. Va, čia dar žiūrėk. Aš nufilmuosiu visus slapčiausius. Čia yra gintaro šnapsas, galima įsipilti ir pakaštavoti. Va. Gintaro užpiltinė čia. Tai jūs rimtai? Va. Čia šnapsą tikrai, jeigu nori įsipilbiški. Tai pilk paragausiu. Jisai gintaras pilna gydomųjų savybių. A čia rimtai jūs? Rimtai galite įsipilti jo pusingą. Įpilk plašiuką man paragausiu. Gerai, maišiuką. Sakau, kad agurkai kvepėja. Aha, kvepėja, kažkur tai agurkai kvepėja, ne? Ir kaip jūs išgirdot,
Mano uosta. Sako, mato, kažkaip išgirdo. Žiūrėk, kaip eina oras, matai? Aha, va, žiūrėk, kaip kyla. O. Turit atsukti kraniuką dabar ir įsipilti. Tuoj duosiu čerkikį. O, prašom čerkikį. Čerkikį. Gerai, va. Čerkikį, va. Kaip įdomiai. Galėsim paragauti biškį. Prašom čerkikį. Bet čia šnapsas. Paimk stiklinį iš šoną ir Paimk įsipilti. stiklinę. Čia reikia orą paduoti, paskui pradėt bėgti. Matai, nu čia tą dar Orą reikia. pafilmuokim. Šitą dar pafilmuokim. Orą nebėgs. Čia. Ai, čia atsukai orą, ne? Nežinau, aš čia bijau sulaužyti. Ir kraniuką atsuk kraniuką. Ne tą kraniuką. Apačioj. Va, bėga. Ne, pilk, tai kad aš jau geriu visą stopką. Juokauju. Gerai, užtenka. Jau užteks tiek. Tur bėgt, vėl užsuk, jeigu nebenori, užsuk. Užsuk, daug nereikia. Jeigu nenori, užsuk. Kai nori, tada atsuk. Nu, Nu, pabandyk. tu bandyk. Aš vairuosiu. Nu tai čia maža lašiukas. Kada tu čia vairuosi dar už 5 valandų? Tai tik tai gerk negalėdamas. Uostyk. Oi, kaip skaniai kvepia. Čiagi ir ne šnapsas, čia yra medikamentai dabar. Jau kadangi gintaro pastovėję, čia yra jau medikamentai. Geras, labai. Va. Gerai, tu išgėrė iš pačiais